Sveiki visi, šiandieną pradėsiu, ką jį reiškia ir kaip naudotis Frapso programėlę. Gerai, einam į internetą. Man gal nelabai gerai keliaus, bet tikiuosi normaliai. Einam į Google. Yra Dolan Fraps, rašote paprastai. Spaudžiate Dolan Fraps 3.5.9 Free version. Ir štai va Dolan Fraps. Aš šiandien įsirašysiu, jūs paspausite įsirašyti ir viskas. Aš atsisakysiu, jums gerai atsisiūs. Gerai viską įsirašysite. Ir gerai, aš esu jau čia įsikėlęs. Fraps programa. Yra skirta tik tai žaidimam filmuoti. FPS yra, kai norite kažką nefilmuoti, o taip tai parodyti paprastai kelti YouTube, kur Movijas, kai norite filmuoti žaidimus. Čia aš rašiau gitaros adresą, čia pasirinkite F9 F8, kai jį nuspausite, jums pradėjus filmuoti, pasirinkite čia A30, daugiau čia taip ir viskas turi būti, kaip čia yra, vat, pasižiūrėkite. Tai gerai, o čia vat yra, čia jį nuspausite F9 ir jums čia arba vat, pavyzdžiui, aš F8, F7, F6 arba F5 galite nustatyti. Čia va šitus uždėkite. Čia JPG, galite pasirinkti, nebūtinai, bet geriausiai yra BMP. Čia va 10 sekundžių, bet galite pasirinkti ir daugiau, vat kaip aš. Vat štai va 55 sekundės, vat. Už 100, vat už 1000 minučių, vat. Tai gerai, aš šiandieną tik tam norėjau parodyti, ne, dar nepabaigiau. Ir dar pavyzdžiui, kaip naudotis Banditsam programa ir kam jis skirta. Banditsam programa yra pati geriausia turbūt, nes aš dabar filmuoju per Banditsam programą, yra skirta visiems, filmuoti linkomanijai, dar kam nors per galulį ir žaidimams viskam. Tai gerai, rašome Dolan Banditsam. Gerai, čia vat. Spausime čia. Tai jos man nusikraus, aš peržiūrėjau čia viską, va, peržiūrėjau čia siunčiausi ir spausite Dolan Softnet. Arba per kur norite galit, arba čia va, paspausite tik tais Free Dolan. Ir jums čia viskas bus tokia programėlė. Tai gerai, šis video kaip mano būtų baigtas. Va, štai mano Banditsam programa, va, yra štai čia. Banditsam programa. Štai, va, mano tokia programa. Štai tokia, va, yra pagrindinis, tai vat yra. Gerai, va čia video, va nuspaudus vat F9 jūs filmuosite, o pauzę su F8 čia yra slėpti pelę, kad nesimatyti ir pridėti pelės paspaudimo efektą. Tai galite tas nustatyti, kaip norite, va čia nustatymų, ir šie labai svarbus. Gerai, čia viskas gerai, ir čia irgi nustatymai yra. Čia viską nustatykite, garso kokybė 96. Viskas tai turi būti. FPS 30, o dydis pusę dydžio. O galime ir pilną dydį. Paveikslėliai, čia norite filmuoti paveikslėlių savo. Šis paveikslėlių kontaktas yra, va, nuspaudus F11 klavišą, jums pradės čia paveikslėliai visokie, fotografuotis ar filmuotis labai tiksliai, dabar nežinau. Ir čia apie Banditsam, va, neužregistruota 10 minučių į video su banditsam.com ant viršaus, kad nuimti, tą prašome nusipirkti iš banditsam.com. Tai čia jeigu nusipirkite šią programą, tai galėsit filmuoti daugiau nei 10 minučių.
Tai gerai, aš norėjau jums šiandieną tik tiek parodyti ir iki.